Labą dieną, merginos. Sveikinuosi su jum ir rudenio naujienų. Nuo spalio 15 dienos jau mes turėsime rudens naujienas. Šiemet rudenio naujienos jos nėra labai gausios, bet visai fainos. Ir pirmiausiai iš karto skubu pasakyti ir pradėti nuo naujienos, tai yra MK-Men produkto, tai yra dušo želė skirto vyrams. Mielosios, jūs žinot, kad Amerikei kompanijoje mes turime ir vyrų liniją, tik tiek, kad jinai yra labai, kaip čia pasakyti, labai nedaug, skrubniai, kaip aš sakau. Ir labai faina, kad kompanija mums paruošė rudens naujienas su dušo želė skirta vyrams. Tik tai tiek, merginos, iš karto pasakau, kad šito produkto yra nedidelis kiekis. Žinote, kad mūsų Amerikei kompanija dabar yra tokia lentelė, kur pagal 5-baliai sistemai mes galime sužinoti, koks yra kiekis. Tai tas kiekis yra iš 5, tai 3. Tai iš tikrųjų, merginos, rekomenduoju jau, kai peržiūrėsite mano įrašą, pasiskaičiuoti, nes čia yra nuostabi dovana kalėdų proga vyrams. Ir mes sudėtingai yra vyrams sugalvoti, ką dovanot, bet labai geras kvapas. Jo kiekis yra 192 ml, beveik 200 ml. Kvapas tai citrusai, bet nerealiai geras ir netgi aš mielai pati su juo nusiprausčiau. Ir žinote, kad mūsų ta kūno linija visada jinai stipriai putoja, labai tausoja kūną, stipriai drėkina ir puoselėja odą, taip pat švariai nuprausia. Ir merginos, čia tikrai rekomenduoju jau pirmadienį, kada išeis naujienos, pasiimti iš karto. Sėsti į sistemą, nes iš tikrųjų tikrai sąžiningai galiu pasakyti, tos mes, kurios dirbame, nebent kompanija įdės limitus pradžioj keletą dienų, tikrai imsim didesnį kiekį, nes tai yra puikiai kalėdinė dovana ir mūsų klienčių vyrams, ir mums pačioms, ir tikrai ir kaina jo yra tikrai nedidelė. Tai klientė jinai kainuoja šita dušo želė 22 €, o mums 13,20. O čia yra beveik 200 ml ir jo užteks labai ilgam. Tai va, merginos, iš karto kviečiu pirmadienį, tik atsirado, iškart pasiimat ir turėsit kalėdinę dovanų vyrams, nes aš kažkaip negirdėjau, kad kažkaip nebuvo dar tokios kalbos, bet mes jau neturime puto ir sakau, taip tokia limituota ta mūsų vyro linija ir čia puikiai proga yra turėti vyrams dovanų kalėdų. Toliau kas yra, tai yra nauja rankų sistema, naujo kvapo, tai yra skirta su persikais. Ir, dabar ruduo, toms šalta, sužvarpsta tos mūsų rankos ir dar galbūt, jeigu mamos, močiutės dar turi sodus, dar tvarkosi iki lapkričio 1, tai iš tikrųjų rankų sistema jinai yra nepamainomas dalykas šaltuoju metų laiku ir tas, kas turit problemą su šalčiui galbūt alergija ir tos nemėgstat pirštinių nešioti arba pamenat nuolat. Tai būtent šitą rankų sistemą galite atsinaujinti. Tai rankas ir tiesiog rankų priežiūra. Ir labai, jau kvapas tai labai geras, čia yra Orchard Peace, tai čia yra kvapas, tai yra persiko ir nerealiai geras kvapas. Tai dar trumpai primenu, kaip ją naudoti. Tai pirmiausia tepam vašką, tai yra minkštinamą į naktinį kremą įmasažuojam rankas minutę laiko, paskui dedam šveitiklį įmasažuojam irgi minutę laiko, tada nusiplaunam po kranu ir dedam rankų kremą. Iš tikrųjų bus galima įsigyti rudens naujienose ir atskirai vieną kremą, nes šitas kremas tai jisai yra stipriai drėkina iki 24 valandų ir dar porą kartų nusiplovus rankas išlaiko savybės nedaug kartų plaunant, nes tikrai gerai veikia. Plius aš labai mėgstu vairuojant žiemos metu susitepti, tai žinokit, neslysta vairas ir nerealiai gerai padrėkina. Ir aš jau dabar su klientėm, kai dirbo, tai jos tiesiog džiaugiasi, ypatingai dabar toks oras irgi atšalo, tai išeina pamaitintom stipriai rankom. Tai šitą sistemą rekomenduoju
Galbūt kažkam jau eina į pabaigą, galbūt dar niekad nebandėte, apart pas mane grožio pamokėliai. Rankų sistemos tikrai pasiimkit irgi labai faina dovana močiutėm, seneliam, mamom, toms, kam skeldėja rankos. Čia tikrai yra nepamainoma ta rankų sistema, plus minkštinamasis kremas jisai tinka ne tik tai rankom, bet ir visom sausom vietom. Tai va, rankų sistema kainuoja 43 eurai klientei, o mums kainuoja 25,80, bet šitos rankos sistemos jums užteks labai ilgam. Taip, apie rankų kremą jau papasakojau, kad jisai lygina ir minkština rankų odą, bei jo kaina vieno kremo yra 12 eurų klientei, o mums yra 7,20. Na, šitas rankų kremas irgi puikiai dovana yra kalėdom. Ir, tarkim, bendradarbiam, arba ten, jeigu traukėtės dovanėlės iki 10 eurų, tai superinis dalykas. Rankų kremas tai yra einamiausia priemonė, nesvarbu, ar tai būtų vyrams, ar tai būtų moteriams ir dar plus labai geras kvapas. Persikai. Tai va, ir dar merginos yra labai faina naujiena, tai yra šešėliai, skysti, blizgus šešėliai, kurių kaina yra vieno 19 eurų ir mums jie kainuoja po 11,40. Dabar žiūrėkit, aš esu pasidažiusi 2 spalvom, jie yra tokie blizgus. Labai faina yra šventėm, bet kas man dar labai patiko, spalvos tai jos yra tikrai labai gražios. Viena yra spalva sparkling, jinai tokia yra kaip sidabrinė, tokia faina. Dabar aš esu šitom 2 pasidažius, tai yra šampaninė ir rozė. Tokia, jie yra blizgus, bet žinot kas faina, toms, kas turit problemą su užkritusiais vokais, nerealiai, aš šiandien esu pasidažius ir man jokio subėgimo. Ir mūsų, ypatingai, pavyzdžiui, tas, kas turite jau brandaus amžiaus moteriams, tai iš viso būna, kada vokai užkritę, tas paakys, tas vokas jisai susiraukšlėjęs ir čia būna daugiau tos, tai žinokit, šitie šešėliai kažkas nerealaus, nes jie nesubėga. Ir iš tikrųjų labai tolygiai tepasi, aš dabar jums papiešiu spalvas. Čia va ta šampaninė. Galima tiesiog labai paprastai su teptuku užtepat. Ir va tiesiog su pirštukais galit va taip gražiai. Arba teptukas, jeigu turite ten tokį plokščią ir gražiai va ištepat. Toliau čia buvo šampanų spalva. Nelabai čia ir matosi. Toliau dedu tą sidabrinę. Ai, va dabar biškį matosi. Tas šampanas, jisai toks čiut gal rausvas, toks yra į oranžinę. Va. Irgi gražiai išsitepam. Jos, gal telefonė ir nelabai matosi, bet šiaip akivaizdžiai matosi, tas yra šilta spalva, o tai tokia šaltesnė. Tai va, ir dabar ta mūsų rozė spalva. Atrodo, kad jisai kaip ir ryškus, bet aš kaip pasidažiau, matot, pas mane nėra labai čia nieko ryškaus. Aš tiesiog užtepiau ir galima jį dažyti ir visą voką. Aš kaip mėgstu su 2, tai va, tokia spalva, o kai ją biškį ištapšnojam, jinai tokia lieka labai graži. Va, matot, kaip gražiai yra. Galima vieną spalvą buvo pasidažius, paskui sugalvojau, uždėjau tą ryškiai rožinę, tokia jinai gal daugiau į bordo ir gražiai atrodo. Tai va, merginos, pasimkit tos, kurios turit problemą su užkritusiais vokais ir kam subėga, tikrai nereali galimybė ir šitie šešėliai nei jie sausina, nei ką, nei nubėga, nei, kaip aš sakau, jeigu yra tas birus, tai jeigu būna, kad čia pakrinta, o čia gražiai padažiai ir viskas. Ir dažom tik tai ant judamojo to, ten, kur juda vokas, tik tai ir gražiai viskas pasidengia. Tai va, merginos, tokios rudens naujienos. Ir dar, merginos, žinot ką, dar noriu dar mes turim tokią naujieną, kuri atėjo nuo rugsėjo 15, tai yra nauja veido sistema. Va čia irgi yra superinė naujiena. Ir merginos tos, kurios dar nebandėte, tikrai rekomenduoju išsibandyti. Kas brandžiai odai naudojate, turėkite minty, kad pavyzdžiui vasaros metu, jeigu ten kremai jie biškeliai jums būna per riebus, galima naudoti ir šitos sistemos. O naujoje sistemoje yra vienas kremas ir yra 2 eliksyrai. Yra naktinis eliksyras ir yra su SPF-u. Naktinis eliksyras tepamas prieš kremą ir tada eina kremas, prausiklis, tonikas ir serumas ir kremas. O dienos metu eina prausiklis, tonikas, tada eina kremas ir tada jau eina eliksyras ant viršaus, nes jisai yra su SPF-u ir jisai apsaugo nuo saulės. Turi labai stiprią, aš iš tikrųjų jau naudoju mėnesį laiko, nerealiai džiaugiuosi, nes tarkim kaip riebiaodžiai,
man seniau būdavo visi dieniniai kremai su SPF, man būdavo per riebūs. O kai aš naudoju va šitą kremą ir šitą SPF, nesijaučia man jokio riebumo, iš tikrųjų nerealiai. Labai džiaugiuosi nauja sistema ir prausiklis labai geras ir naktinis eliksyras, super. Ir plus jūs galite pasirinkti, šitą sistemą gali ir brandi oda naudoti moteris, kuris turi, bet šiaip rekomenduojama yra iki 45, bet aš kaip sakau, kai kurias priemonės mes galim naudoti ir, pavyzdžiui, kremą brandžiai odai vasaros metu, jeigu yra per riebu. Ir yra sausai normaliai odai ir yra mišriai riebiai. Tos, kurios esate mišriaodės, gali būti taip, kad žiemai jūs galite pasiimti ir sausai odai skirtą sistemą, nes mišri oda jinai turi tokią savybę, kad jai vieno kremo neužtenka ir jai reikia pagal sezoniškumą. Todėl dažniausiai būna tos, kurios yra mišriaodės, vasarą naudoja riebiai, o žiemos metui sausai odai. Ir žodžiu, pasižiūrėkite, tikrai naujienų yra ir jeigu turėsite klausimų, rašykite, atsakysiu juos ir tiesa, dar primenu, kad būtent šitą iš karto pirmadienį, kai pasirodo naujienos, susiskaičiuojat šeštadienį ar sekmadienį, kada peržiūrėsit mano laivą, kiek jums reikia vyriškų dušo želė dovanom. Nereali, žinokit, merginos tikrai ir jisai dings greičiausiai. Ir, kaip aš sakau, tas, kas nespėjo, čia jau bus ne mūsų problema, o jūsų. Tai va, žodžiu, pradžiuginkim savo vyrus kalėdoms ir tada iki